100 sekundžių. Už parlamentinę veiklą skirtas lėšas Seimo nariai negalės mokėti už mokymo kursus, nakvynę Lietuvoje esančiose viešbučiuose, už taksi paslaugas vykstant tarpmiestiniu maršrutu. Šie ir kiti apribojimai numatyti Seimo valdybos sugriežtintoje Seimo narių lėšų su parlamentinė veikla susijusiams išlaidoms panaudojimo tvarkoje. Išankstiniais duomenimis šių metų spalio Sodros biudžeto pajamos buvo 830 milijonų litų. Tai yra ketvirtadaliu mažiau nei planuota. Sodros pajamos spalio mėnesį buvo 267 milijonais litų mažesnės už išmokas. Šiandien Rukloje pradedami 13 savaičių kariniai mokymai norintiems atlikti pradinę karo tarnybą ar tapti profesionaliais kariais. Visiems šiuos mokymams baigusiems bus įskaityta privalomoji pradinė karo tarnyba, geriausiems pasiūlyta 4 metams pasirašyti profesinės karo tarnybos sutartį. Jaunuoliai ir vyrai šios mokymus kviečiami vadovaujantis savanoriškumo principu. Už valstybės lėšas studijuojančių dabartinių pirmakursių stipendijų klausimą aukštosios mokyklos sprendžia savo nuožiūrą. Dalis jų išmoko po keliasdešimt litų kas mėnesį, kita dalis apsisprendė išmokėti didesnę sumą metų pabaigoje. Tuo tarpu Kauno technologijos universitetas linksta prie studentų skatinimo už rezultatus, parodytus semestro metu. Įtakingiausiu pasaulio žmogumi laikomas Barackas Obama, skelbia amerikiečių žurnalas Forbes. Antrąją vietą žurnalas skyrė Kinijos vadovui Hu Jintao, trečiojoje Vladimiras Putinas. Į įtakingiausių penketuką taip pat pateko Amerikos federalinės rezervų sistemos vadovas Benas Bernanke, esantis 4. vietoje, ir Google steigėjai Sergejus Brinas ir Larry Sages. Gabija Lunevičiūtė, 100 sekundžių.